Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Asa buvo trečiasis Judo karalius po Abijos ir Rehabeamo. Praėjo tik 20 metų po šalies padalijimo, tačiau ir Judėja ir Izraelis pasinėrė į stabmeldystę. Izraelyje buvo garbinamas auksinis veršis, o Judėjoje religinis gyvenimas vystėsi, jeigu galime sakyti taip, dviem skirtingais būdais. Dalis žmonių tarnavo viešpačiui ir buvo jam ištikimi, kita dalis kreipėsi į stabus. Karalius Asa buvo ištikimas viešpačiui, jis tapo pirmuoju karaliumi, kuris įvykdė religinę reformą. Nesusitaikė su religiniu gyvenimu vykstančiu jam patikėtoje valstybėje, jis iš krašto išvarė šventyklų kekščius ir pašalino visus protėvių padarytus stabus. Be to jis pašalino savo motiną Maaką iš motinos karalienės vietos, nes ji buvo padariusi pasibjaurėtiną atvaizdą Ašerai. Asa nuvertė jos pasibjaurėtiną atvaizdą ir sudegino Kidrono slėnyje. Jis įsakė Judui ieškoti viešpaties protėvių dievo ir laikytis įstatymo bei įsakymų. Jis pašalino ir iš visų Judo miestų aukštumų alkus bei smilkalų altorius. Jam valdant karalystė turėjo ramybę. 2 Kronikų 14 skyrius. Asos tikėjimas pasireiškė ir mūšyje su žymiai pranašesnėmis priešo pajėgomis. Biblijoje sakoma, kad Kušitas Zerachas su milijoninė kariuomenė kariavo prieš Judėją. Tada Asa šaukėsi viešpatį savo dievo ir sakė: viešpatį, nėra kito tokio kaip tu, kuris padėtų bejėgiams prieš galiūnus. Padėk mums, viešpatį, mūsų dieve, nes mes tavimi pasitikime ir tavo vardu išėjome prieš šią minią. Viešpatį, tu mūsų dievas, neleisk jokiam mirtingajam savęs nugalėti. Viešpas nugalėjo Kušitus, išsirikiavusius prieš Ašą ir Judą. Kušitai bėgo. Be abejo, ta pati dvasia, kuri paskatino Dovydą kautis prieš Galijotą, dabar buvo su karaliumi Asa. Viešpats suteikė savo tautai nuostabią pergalę. Grįžus į Jeruzalę karalių Aso pasitiko Dievo pranašas Azarijas, kuris dar kartą priminė karaliui ir tautai viešpaties ištikimybę. Klausykis manęs, Asa ir visas Judai su Benjaminu. Viešpats su jumis, kai jūs su juo. Jeigu ieškosite, jis leisis surandamas, bet jeigu paliksite jį, jis paliks jūs. Šie žodžiai taip palietė karaliaus širdį, kad dar labiau užsidegęs ištikimybė Dievui, jis pradėjo valyti Judą nuo stabmeldystės. Išgirdęs šios žodžius ir pranašo Odedo pranašystę, Asa įsidrąsino, pašalino bjauriuosius stabus iš viso Judo ir Benjamino krašto bei visų miestų, kurios buvo paėmęs Efraimo aukštumose, ir atnaujino viešpatės aukurą stovintį priešais viešpatės namų prieangį. Jis sušaukė visus Judo bei Benjamino žmonės ir visus tarp jų gyvenančius Efraimo, Manaso ir Simeono žmonės, nes daugelis iš Izraelio buvo perbėgę pas jį, kai pamatė, kad su juo viešpats jo dievas. Jie susirinko į Jeruzalę 15 Asos karaliavimo metų 3 mėnesį ir paaukojo tą dieną dalį parsinešto grobio, 700 jaučių ir 7000 avių. Tada jie suėjo sandoro ieškoti viešpatės savo protėvių dievo visa širdimi ir visa gyvastimi. O jeigu kas nenorėjo ieškoti viešpatės Izraelio dievo, ar būtų mažas ar didelis, vyras ar moteris, turėjo būti nubaustas mirtimi. Jie prisiekė viešpačiui galingų balsų, džiaugsmingų šauksmų, trimitais ir avinų ragais. Visas Izraelis džiūgavo prisiekdami, nes prisiekė visa širdimi ir ieškojo viešpatės su tokiu atsidavimu, kad jis leidosi surandamas. Viešpats suteikė jiems visišką taiką. Dar kartą, skaitydama šią istoriją, įsitikinau, kad paklusnumo viešpačiui kelias yra patikimiausias ir geriausias gyvenimo kelias. Juk net paviršutiniškas Judo ir Izraelio karalių istorijos skaitimas liudija faktą, kad palaiminimai ir prakeikimai paskelbti ant 2 kalnų dar Jozijos laikais tikrai veikia ir asmeninėme žmonių gyvenime ir tautų gyvenime. Ištikimybė viešpačiui ir įstatymui lemia palaimą, taiką, klestėjimą, o atsimetimas nuo Dievo atneša įvairias nelaimes, prakeikimus, baimę, nesuvaldomus poreikius ir ligas. Brangus draugai, Dievas nori, kad mes būtume jo palaiminimų savininkai, kad jo ramybė ir džiaugsmas įsitaisytų mūsų širdise, kad galėtume pasakyti: viešpats davė man ramybę iš visų pusių, bet tam reikia ieškoti viešpaties ir būtina visa širdimi. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.